Sveiki. Darysim savaitinį aptarimą, kuris apima 2024 metų rugsėjo mėnesio 16, nuo 16 dienos iki 22 dienos, tai yra šiandien, sekmadienis. Ir darysime tą kiekvieną savaitę, tai pavadinsim savaitės aptarimą. Iš karto pasakau, kad tiek reikalų, kokių įvyksta Ukrainos Rusijos kare per savaitę, kiekvienos detalės, kiekvieno mūšio, kiekvieno sprogdinimo neaptarinėsim, nes tai tiesiog užimtų beprotiškai daug laiko ir tai būtų jau neaptarimai, o aš nežinau, tai tiesiog būtų laidos ir serialai. Tai šitą aptarimą aš pavadinčiau Rusijai baiginėjasi ginklai. Ir tai, apie visą tai pašnekėsime ir visą tai rodo iš tikrųjų strateginiam lygmenyje Maskvos vykdomi žingsniai, veiksmai. Ir pradėsim nuo to, kad Rusijoje centralizuojamas šaukimas. Šiuo metu Rusijos šaukimas buvo decentralizuotas, tai reiškia kiekvienas regionas, ten jiems vadovauja gubernatoriai ir kas tai nesigilinau, bet grubiai tariant, kiekvienas regionas buvo atsakingas pats už savanorių įkalbinėjimą, kad taptų savanoriais, tiek už privalomį šaukimą, mobilizaciją ir visą kitą. Ir matomai Maskva suprato, kad regionuose vyksta negeri dalykai, jie nebesugeba surinkti, visų pirma patenkinti Ukrainos Rusijos karo poreikių. Nieko nuostabaus, kad ten vyksta taip pat išsipirkinėjimai, bandymai tapti netinkamais tarnybai ir taip toliau. Todėl Rusija daro šaukimą centralizuotų ir jie vadina tai federaliniu reikalu. Ir tai bus kontroliuojama iš Maskvos. Putinui visuotinis šaukimas yra nenaudingas, nes pagal visus požymius jis baiminasi, kad visuotinė mobilizacija destabilizuos politinę situaciją Rusijoje, o tiksliau sukels nepasitenkinimą ir taip sukels Rusijos žmonių pasipiktinimą ir, aišku, grėsmę jo valdžiai, Maskvai. Tai toks sprendimas rodo, kad iš tikrųjų mes visi galvojame ar padarėme prielaidas, kad Rusija su visais savo, kiek ten turi dabar tiksliai neatsimenu, 160 milijonų ar kiek gyventojų, gali kariauti ilgai, aš kalbu apie gyvąją jėgą, pasirodo, kad ne, jau lab, kad viešuose šaltiniuose ir socialinėse tinkluose yra labai daug informacijos, kad šiuo metu baimindamiesi visuotinės mobilizacijos labai daug šauktinių amžiaus rusų tiesiog bėga į bet kokią šalis. Čia kalba eina apie tos, kurie gali, aišku, bėgti. Tai yra Gruzija, Kazakstanas, Uzbekistanas ir visos kitos šalis, kad tik ne Rusija. Tai situacija yra tokia su mobilizacija. Ir politikų veiksmai, pradėkim nuo Šoigu. Šoigu per paskutinės 7 dienas vyko į susitikimus su svarbiais asmenimis į Iraną, Šiaurės Korėją ir Siriją. Taip pat Šiaurės Korėjoje spėjo paviešėti per paskutinės 7 dienas ir Lavrovas, Rusijos užsienio reikalų ministras. Pasirodė ženklai, tai nėra naujiena, apie tai buvo kalbama
trumpai, tačiau paaiškėjo, kad Rusija pradeda jau pilno masto mobilizaciją arba savanorių paiešką Sirijoje iš Sirijos piliečių. Kad bandydami įkalbėti Sirijos gyventojus, kad jie prisijungtų prie Rusijos kariuomenės ir vyktų kariauti į Ukrainą. Tai dar vienas įrodymas, kad Rusijai pradeda trūkti vadinamos gyvosios jėgos. Kad Rusijai trūksta ginkluotės, rodo tos pačios Rusijos derybos jau ne pirmus ir aišku ne paskutinės su Šiaurės Koreja, Kinija, Sirija ir Iranu. Pagal Jungtinių Amerikos valstijų ir Didžiosios Britanijos specialiųjų tarnybų vertinimą, Rusija nori gauti iš Irano ginkluotę mainais į, pavadinkim taip, branduolinės technologijos. Ar tai bus, kokia tai forma, sunku pasakyti. Ir vienas iš dalykų, kurie gali būti mainai į ginkluotę su Iranu, tai yra uranas, Irano branduoliniai programai. Tai tokie dalykai ir netgi tos pačios, nepamenu dabar pavardės, pasisakymas prieš, visi girdėjot tą pagerių skandalą, kai Hezbollah ir Libane, Sirijoje, jie, sakykim taip, sprogo ir buvo sužeisti Irano kariuomenės karininkai. Vis dėlto Maskva eilinį kartą pasisakė prieš Izraelio veiksmus ir pasisako už Hezbollah. Tai Maskva dar kartą tik patvirtina, parodo, kurioje jie barikado pusėje yra ir ką jie remia ir palaiko. Čia vertėtų paminėti, kad Rusija baigėsi, negaliu sakyti, kad jau baigėsi, bet baiginėjasi ginkluotė įvairiausių tipų. Nuo artilerijos sviedinių iki šarvuotos technikos, raketos, trumpo nuotolio balistinės raketos. Tai, kad Rusijai jau reikia ne tik šachedų, bet ir artilerijos sviedinių. Pati Rusija labai gyrėsi, kad jos karo pramonė yra 100% užsukta, dirba labai gerai, ištisą parą ir pilnai patenkina Rusijos karo poreikius. Tai pasakysiu, jeigu tai būtų tiesa, tai yra eilinis Maskvos melas, nes jei tai būtų tiesa, jei nereikėtų, sakykime, nereikėtų nei Šoigu, nei Lavrovui, nei pačiam Putinui lakstyti po, pavadinkim taip, Maskvai draugiškas valstybės ir prašinėti ginkluotės ir žmonių. Jeigu labai gerai atsimenate, pirmaisiais karo metais tiek Skabėjeva, tiek Solovjovas savo laidose labai juokėsi iš Zelenskio, sako, žiūrėkit, jis laksto per visas vakarų ir pasaulio valstybės, prašinėdamas ginkluotės ir taip toliau. Ir šiuo metu pasirodo, kad nei Putinui, nei Lavrovui, nei Šoigu ir niekam iš Maskvos negėda patiems lakstyti, klupščiauti tiek prieš Kiniją, prieš Iraną, Šiaurės Koreją ir visus kitus, taip vadinamus Maskvos draugus, ir susirinkinėti kažkada Rusijos parduotą ginkluotę toms šalims. Yra tam pačiam Iranui. Taigi apibendrinimui pasakysiu, kad visi šitie dalykai ir aukštų Rusijos politikų veiksmai rodo, kad Rusija bando susirinkti savo kažkada parduotą ginkluotę iš kitų pasaulio šalių. Kažkada jie pardavinėjo sistemas, ten ir priešlėktuvinės gynybos sistemas,
ir tankus, ir lėktuvus, naikintuvus, artilerijos pabūklus, sviedinius ir visą kitą, ką galėjo, viską, ką galėjo. Šiuo metu pamatė, kad jiem patiems reikia ir dabar reikia viską išsipirkti atgal. Tai už ką pardavinėja, kuo atsiskaito, kokią natūrą, nežinau. Iranui greičiausiai branduolinėmis technologijomis, Šiaurės Korėjai turbūt obuoliais ir kuo dar ten grūdais, morkom. O Sirijos iš Sirijos atvykstantiem žmonėm irgi nežinau, kuo vištomis. Ir Rusijai pačiai negėda dabar, kaip sakant, lakstyti ir prašinėti, maldauti galbūt. O visai neseniai juokėsi iš Ukrainos. Tai važiuojam toliau, tai pakalbėjom, kad kas rodo, kad Rusijai trūksta ir ginklų, ir artilerijos sviedinių, kad Rusijos karo pramonė visiškai neveikia. Kažkiek tai gal veikia, bet žinot. Ir čia prieisim prie iš strateginio lygmens, kaip visas šitas karių ir ginkluotės trūkumas atsispindi mūšio lauke. Iš tikrųjų visi mes matom, kaip sunku Ukrainos kariams, padaliniams, ypatingai tokiose vietovėse kaip Turetskas, Pakrovskas, už Limano kryptis, Kremina, bet mano supratimu, tai šiuo metu tuo dideliu spaudimu, kurį daro Rusija būtent šitam, atsižvelgiant pagal visą fronto liniją, aš pasakysiu, ganėtinai siauram ruože, Rusija bando įrodyti, kad jos kariuomenė stipri. Ta prasme, Rusija bando apgauti visus, kad visi galvotų, kad jie vis dar gali kariauti, kad jiems nieko netrūksta, o iš tikrųjų situacija yra visiškai kitokia. Kad situacija yra visiškai kita, įdėsiu žemėlapį, pamatysite patys, rodo Kursko sritis, tai skaičiuojant nuo pirmosios įsiveržimo jau į Rusiją, Ukrainos kariuomenės į Rusijos teritoriją dienos, praėjo, kiek čia mes turim, 1,5 mėnesio. Maždaug 1,5 mėnesio. Taigi per 1,5 mėnesio, aišku, jau pirmą savaitę, tiek Putinas, tiek Lavrovas, tiek visi propagandistai kalbėjo, kad mes stumėm ukrainiečių kariuomenę lauk iš Rusijos žemių, bet taip pat pamatysite žemėlapį, kad iš tikrųjų Kursko srityje ukrainiečiai ne tik tai, kad nebuvo išstumti, bet užėmė ir naujas teritorijas, o tos naujos teritorijos tai yra dar vienas Ukrainos-Rusijos pasienio ruožo kirtimas toje pačioje Kursko srityje, tačiau keletas kilometrų šone. Ir antrasis įsiveržimo taškas į Kursko sritį, ukrainiečių kariuomenės įsiveržimo taškas į Kursko sritį padarė ką? Rusijos kariuomenės tiek pasienio tarnybos pasieniečiai, sienos apsauga ir daliniai, kurie buvo toje teritorijoje, atsidūrė tarp dviejų Ukrainos kariuomenės karinių dalinių. Grubiai tariant, šiuo metu Rusija iš savo pusės ką mato? Prieky yra Rusijos-Ukrainos siena, aišku, kad ten ukrainiečiai ją saugo, kairėje Ukrainos kariuomenė, dešinėje irgi Ukrainos kariuomenė. Tai jeigu taip labai ūkiškai, kareiviškai kalbant, kareivis šiuo metu turi saugotis, Rusijos kareivis, būdamas Rusija, turi saugotis iš 3 pusių, kas yra praktiškai neįmanoma. Ir jie iš ten privalo pasitraukti, atiduodami dar maždaug 10 000 kvadratinių kilometrų Rusijos teritorijos. Tai kaip seksis antrajam įsiveržimo taškui Kursko srityje, mes pamatysime artimiausių metų ir aš būtinai apie tai progresą pamatysime sekančioje apžvalgoje. Rusijos kariuomenės veiksmai Kursko srityje rodo visiškai jų neįgalumą išlaisvinti savo teritorijas.
Tai padarysiu tokį mažytį apibendrinimą, ką kalbėjau per keletą paskutinių minučių, arba trumpiau tariant, Rusijos veiksmai, ryšys tarp Rusijos kariuomenės veiksmų Pakrovsko-Turecko kryptyje ir Kursko kryptyje. Pakrovsko kryptyje Rusijos kariuomenė bando parodyti, kad jinai stipri, o visa situacija visuose kituose fronto ruožuose, įskaitant pačią Rusijos teritoriją, jos kariuomenės veiksmus Rusijos teritoriją, rodo, kad jie visiškai neįgalūs sustabdyti Ukrainos kariuomenės judėjimą. Taigi, mano supratimu, aišku, aš tikiuosi, kad sekantį savaitę arba sekančios kelios dienos vis dėlto parodės, kad patvirtins mano žodžius, kad Rusijos kariuomenės desperatiški veiksmai Pakrovsko srityje yra prieš mirtinės konvulsijos. Juolab, kad prieš keletą dienų, būtent toje pačioje kryptyje, ukrainiečiai atsikovojo, tai pasakysiu, dvi gyvenvietės, tai Vovčianską ir Siverską. Tai Vovčiansko ir Siversko atsiėmimas, aš tikiuosi, kad tai yra tie pirmi ženklai, kurie rodo, kad Rusijos kariuomenės puolimas Pakrovsko-Turecko kryptyje išsikvėpė. Trumpam vėl pagrįšime prie strateginio lygmens ir pažiūrėsime. Iš tikrųjų, aš labai daug savo kalbose, pasisakymuose esu kritikavęs Europos Sąjungą ir NATO dėl keletų dalykų. Tai priminsiu, kad NATO valstybės narės tiek tų vadovų pasisakymus kritikavau dėl to, kad jie iš pradžių labai daug girdavosi, kiek Ukrainai duos, kad čia mes duosim ir Haimarsus, duosim ir artilerijos sviedinius, duosim tankus, visą kitą. Ir tada mes laukdavom mėnesį, 2-3, atsimenat Jungtinių Amerikos valstijų 50 milijardų skirimą, kurio laukia visi pusę metų. Teisingai? Tai NATO ir Europos Sąjungos valstybės aš už tai kritikavau, kad daug šneka ir mažai daro. Ir šiandien pagirsiu, kad iš tikrųjų suprato savo klaidą ir pradėjo elgtis kitaip. Taigi, pradedam girti NATO ir Europos Sąjungą. Ir pradėsim nuo Europos Sąjungos. Europos Sąjunga ne prieš pusę metų žadėdama visą kitą, o tiesiog šią savaitę paskelbė, kad Ukrainai suteikiama 50 milijardų, beveik 50, jeigu konkrečiau tai 45 milijardų eurų parama, iš kurios didžioji dalis eis Ukrainos gynybos pramoniai, tam, kad Ukrainos gynybos pramonė galėtų kad Ukraina pati galėtų gamintis savo artilerijos pabūklus, sviedinius, dronus ir visa kita, ko jai reikia, kad šį karą užbaigtų, o ateityje atgrasytų bet kokius Rusijos norus, po to, kai bus išvyti, aišku, jie bus, kad ateityje atgrasytų Rusijos norus vėl ateiti į Ukrainą. Pirma džiugi žinia. Be jokios išankstinės reklamos tiesiog buvo nubalsuota ir priimtas toks sprendimas. Taip pat Europos parlamentas paragino NATO valstybės, kalba vis dar eina apie tuos pačius, apie tą patį draudimą naudoti Storm Shadow Rusijos teritoriją, juos Britanija kaip ir perdavė, bet Jungtinės Amerikos valstijos, čia labai ištampyta tema, visi šitą žinot. Taigi Europos Sąjunga buvo balsavimas, kad ir iš tikrųjų 425 parlamentarai nubalsavo už, pasakydami, kad Ukraina turi teisę kalti bet kokiais ginklais ir bet kokiomis priemonėmis į tas vietas, iš kurios atskrido arba atlėkė į Ukrainos teritoriją, dėl kurio žuvo žmonės. Čia aš turiu, tiksliau, neprivalau, bet noriu išsakyti savo abejonę. Ir pasakysiu kodėl, o ateityje, ir aš tikiuosi, kad aš neteisus, o ateityje pažiūrėsim, kaip bus.
aš pilnai suprantu Jungtinės Amerikos valstijas, kodėl jie neleidžia naudoti tolimų nuotolio sparnuotųjų raketų Storm Shadow Rusijos teritoriją. Pažiūrėkite, mes žinom, kokia yra Rusijos propaganda, teisingai. Dabar įsivaizduojam, ta prasme ne tai, kad įsivaizduojam, bet supraskite teisingai. Paimkim pirmą atvejį. Ukraina paleidžia Storm Shadow į kažkur tai Belgorodo arba Kursko srityje į kokį karinį taikinį, nes Storm Shadow raketos yra labai tikslios ir sunaikina karinį objektą. Lėktuvus, naikintuvus ar tiesiog karių sankaupas ar karinį sandėlį. O Rusija paskelbė tokią naujieną, kad Didžiosios Britanijos duotomis raketomis, kurios buvo pagamintos Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo smogta į gyvenamąjį pastatą, kurio metu žuvo 10 vaikų ir dar 100 sunkiai sužeistų ir panašiai. Jūs suprantate, kad tai yra realybė ir Rusija tikrai tai padarytų. Tai mano supratimu, tai ir yra priežastis, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos neleidžia savo gamybos raketų naudoti Rusijos teritoriją. Mano supratimu, Ukraina šiuo metu turi pakankamai pajėgumų ir tai rodo, vėlgi pamatysite įkeltame žemėlapį, kaip Ukraina sėkmingai, visi mes tą žinome, kas sekate veiksmus, kad jau praktiškai kasdienybė, kai Rusija dega naftos perdirbimų stotis, kuro saugyklos, amunicijos sandėliai ir visą kitą, ir Ukraina tai daro savo bepiločiais. Tai aš manau, kad Ukraina, arba tiksliau būsiu šalininkas to situacijos, kad Ukraina Rusijos teritorija, čia kalbam apie didelio nuotolio raketas ir bepiločius, Rusijos teritorija turėtų naudoti savo šalyje gamintą ginkluotę, o dabar okupuotose teritorijose Luganskas, Doneckas ir Zaporižė ir Krymas turėtų naudoti NATO ir draugiškų šalių suteiktą ginkluotę. Bent jau šiame etape. Ir ką tik pasakiau, kodėl. Nes Rusija iš karto tai pateiks, kaip žiūrėkit, NATO žudo mūsų vaikus. Tai apie tai daugiau nesiplėsiu ir pasidžiaugsiu dar pasakydamas, kas negirdėjo, nes priminsiu, kad mes turim Patreonus, kur yra daugiau informacijos apie viską. Tačiau jeigu negirdėjote, pavyzdžiui, užpraeitas mėnuo, Liepos mėnesis ir rugpjūtis, tai buvo 2 mėnesis, čia jeigu daryti taip, kas per mėnesį vyko, tai Liepos mėnesį Ukraina šiame Ukrainos-Rusijos kare pirmą kartą viršijo savo smūgiais, turiuomenį dronais, atakos objektų kiekį. Taigi aplenkė Rusiją. Ir Rusijos laukia sunkus blackoutas. Aš taip manau, kad vienas iš tikslų yra toks, kad artėjant šaltajam periodui, ne tik Rusijos kariuomenė, bet ir infrastruktūra, o pirmiausia karinė pramonė pritrūktų resursų. Tai reiškia dujų, naftos, elektros ir visa kita. Ir Ukrainai tai sekasi. Tai Europos Sąjungą pagyrėme, dabar girsim NATO. NATO šalis irgi anksčiau sakydavo, jau minėjau, duosim tiek tankų, tiek visą kitą. Ir dabar gavosi taip, kad, pavyzdžiui, šią savaitę Vokietija iš anksto garsiai nerėkaudama, nesigirdama, kaip ir minėjau, reikia duoti, o paskui jau kalbėti. Tai vien Vokietija Ukrainai perdavė 22 tankus, daugiau negu 60 155 mm amunicijos, įvairių vikšrinių kovos priemonių, tokių kaip priešlėktuvinės gynybos sistemos Gepardai, oro stebėjimo radarai, kulkosvaidžiai MG3 ir milijonai šaudmenų lengvai ginkluotei. Kitos šalės daro tą patį, iš anksto nesigirdamos, o tik jau po to pasakydamos, kad štai yra, o kartais netgi nesigeria, o
už juos tai padaro pati Ukrainos gynybos ministerija, padėkodama viešai ir informuodama, kad gavo iš Švedijos tą, iš Lietuvos kitus dalykus ir tai taip pat pagirsiu mus, turiu omeny lietuvius, nes lietuviai pagal, jeigu mes skaičiuotumėm, aišku, pinigais ir kiekiais daugiausiai perduoda tokios šalis kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Vokietija, Didžioji Britanija ir visa kita. Bet jeigu mes skaičiuotumėm tiek, kiek mes kaip tokio dydžio šalis su tokiu nacionaliniu biudžetu, arba tiksliau, jeigu mes skaičiuotumėm pagal kiekvieną Lietuvos žmogų, tai Lietuva yra iš tikrųjų, nenustepsiu, kad gal ne pirmoj, bet pirmam penketuke tai tikrai iš didžiausių Ukrainos rėmėjų. Perėsim prie tokio dalyko, kuris, aišku, turėjo vykti seniai ir galbūt nelabai susijęs su tuo karu, bet šitame karo kontekste vis dėlto prasidėjo Ukrainoje tai, kas turėjo prasidėti labai seniai. Tai vadinama dekomunizacija. Jūs prisimenate puikiai, kiek Lietuvoje laiko vyko diskusijos dėl vadinamų sovietinių balvonų nukėlimo nuo Vilniaus Žaliojo tilto. Tai mes apie tai kalbėjom gal 25 metus savo nepriklausomybės po Sovietų Sąjungos žlugimo. Tai Ukraina tai pradėjo daryti 33 metai po atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos ir šiuo metu dekomunizacija Ukrainoje pasireiškia tokiais dalykais, kad Ukraina pradeda pervardinti Sovietų Sąjungos laikais miestams suteiktus pavadinimus, kaip pasakyti, gražinti į ukrainietiškus. Tai priminsiu, kad Lietuvoje taip pat buvo kažkada tokie miestai kaip Kapsukas, paskui, aš jau žinokit, jau nepamenu, nes mes tai padarėme labai greitai, pirmaisiais keliais nepriklausomybės metais, o ukrainiečiai tai daro dabar. Taigi Ukrainoje pagaliau visi miestai turės ukrainietiškus pavadinimus. Aišku, dar labai toli iki visų ten Leninų paminklų, iki turbūt tankų nuiminėjimų nuo pedestalų, iki kai kurių paminklų nuvertimo ir spėju, kad Ukraina greitai turės tokį dalyką kaip Grūto parkas. Arba mūsų Grūto parkas nupirks iš jų. Gera žinia Ukrainos kariuomeniai iš pačios Ukrainos rados ta, kad stipriai didamas Ukrainos gynybos biudžetas pagaliau ir jį sudarys, jis pakyla iki 500 milijardų hryvnų. Taip pat Europos Sąjungos atsakymas buvo, kad Europos Sąjunga tiesiog dėl žmogiškumo ir galiojančių įstatymų tiesiog negali iš Europos Sąjungos išsiųsti Europos Sąjungoje gyvenančių ukrainiečių karinio arba šaukiamo amžiaus atgal į Ukrainą, nes tiesiog nėra tokios direktyvos. Čia nieko keisto, aš manau, kad Ukraina vadovybė ar įstatymais ar kažkaip turėtų žmonės paskatinti grįžti ir savanoriškai kovoti, o priemonės tokios yra. Iš tikro jas yra pateikęs pakankamai garsus Ukrainos blogeris, kuris apklausinėja Rusijos belaisvius. Tai ukrainiečių blogeris Zolkinas kaip pavyzdį pateikė tokias priemonės, kurios paskatintų žmonės iš tikrųjų savanoriškai jungtis prie Ukrainos kariuomenės, grįžti į Ukrainą, dirbti ir kariauti. Tai nemokamas aukštasis mokslas tiems, kurie kariauja arba jų vaikams. Papildomos socialinės garantijos. Vienkartinė kelių tūkstančių dolerių išmoka pasirašant kontraktą.
papildomą arba, sakykime, vienkartinę metinę premiją, jeigu atitarnauja Ukrainos kariuomenė tiek ir tiek. Socialinio būsto suteikimas šeimoms, kurios gyvena užsienyje, bet Ukrainoje neturi galimybės įsigyti būsto. Ir panašus variantai, kurių yra iš tikrųjų aibė, kurių galima prigalvoti, ir kurios pavyzdžius, kai kurios gerus pavyzdžius skatinimo atlikti tarnybą kariuomenėje gali pasimti netgi iš kai kurių NATO šalių ir netgi iš tos pačios Lietuvos kariuomenės, karių skatinimo ir kvalifikacijos kilimo sistemą, tiek pat socialinės paramos arba pagalbos modelį tokie kaip vadinami būtpinigiai, maistpinigiai, komandiruotpinigiai ir panašų dalykai. Ir kadangi jau užsiminiau apie belaisvius, dar viena gera žinia iš Rusijos, labai keista tikriausiai jums girdėti, kaip iš Rusijos gali būti geros žinios, bet geros žinios yra tos, kad paskutiniu metu pas tą patį minėtą Zolkiną laiduose labai arba dažniau atsiranda belaisviai, kurie kilę yra, nebūtinai kilę, bet gyvenę ir gyvenę, dirbę Maskvos, Peterburgo apskrityse ir iš Baltarusijos. Tai dar vienas ženklas, kad Rusija iš gilumos nebesurenka pakankamo kiekio karių. Ir vis dažniau į ukrainiečių kariuomenės nelaisvę patenka žmonės iš tokių regionų, kurių pirmaisiais, antraisiais karo metais buvo vos vienas kitas. Tai yra labai svarbu ir tai yra tam tikri ženklai. Čia dar jūsų įdomumui paminėsiu, kad kaip pavyzdys vienas belaisvis, kuris gyveno ir dirbo Peterburge, paklaustas, kodėl jisai vis dėlto nuėjo į kaip jį vadinti, rekrutinimo punktą ir pasirašė sutartį su Rusijos kariuomenė kariauti Ukrainą. Jo atsakymas buvo toks, kad vis dėlto ES ir Ukrainai draugiškų šalių sankcijos veikia ir labai ženkliai sumažėjo darbo vietų ir jų pasirinkimas Maskvos ir Peterburgo apskrityse. Tai aš pasakysiu apie tą laukinę Rusijos dalį, kur yra kelio ženklas civilizacijos pabaiga, tai jau ten nėra ką šnekėti apie darbus. Aišku, bus tokių nuomonių, kurie sakys, kuo didesnė bedarbystė, tuo daugiau arba tuo lengviau surinkti visokių recidivistų kariuomenę. Šitų laukinių, taip, tai yra tiesa, bet čia yra ir atsakymas, sankcijos veikia ar neveikia. Tai vis dėlto patys rusai sako, kad jos veikia. Ukraina oficialiai uždraudė naudoti Telegram socialinius kanalus valstybės tarnautojams, kariams ir ypatingai svarbias valstybės pareigas užimantiems žmonėms. Teigdami, kad yra informacija, tai čia jūs irgi, kurie naudojate Telegram kanalą, gerai pagalvokite, Telegram kanalas yra stebimas Rusijos specialiųjų tarnybų ir nežiūrinti tai, kad jūs kažkokias tai ten keltus tekstus, nuotraukas ar žinutės ištrinite, serveriuose jos vis tiek yra ir jas įmanoma peržiūrėti. Jeigu tikėti Ukrainos specialiosiomis tarnybos, jeigu konkrečiai tai būdavo ir žvalgybos valdyba, tai Telegramas yra kontroliuojamas Rusijos specialiųjų tarnybų. Tai jeigu jūs naudojate Telegram, praktiškai visą tai jiems prieinama, netgi jeigu ir ištrinta. Pabaigai pavadinsiu taip, žinot, yra toks terminas vyšnia ant torto. Tai 3 vyšnios ant torto. Pirmoji ta, kad Kursko srityje Rusija pradėjo naudoti sklendžiančias aviacijos bombas, taip vadinamus kabus, tiksliau aviacijos pagalba bombarduoti gyvenvietės,
kaimus, miestus Kursko srityje. Aišku, jie teigia, kad taip yra atakuojamos Ukrainos kariuomenės pozicijos, bet mano supratimu savos aviacijos naudojimas savose gyvenvietėse yra nusikaltimas, arba tiksliau Rusija turėjo pakeisti taktiką ir nenaudoti sunkiųjų ginklų bent jau gyvenviečių teritorijose, bet kadangi jie tai daro lygiai taip pat kaip Ukrainoje, kaip sakant, kaip Ukrainos kaimą bombardavo aviacija ir visom įmanomom priemonėm, tą patį daro savo teritoriją, tai priminsiu, kad pačios Rusijos propagandos viena iš tokių rimčiausių teiginių arba kaltinimų Ukrainai, kad Donbase свои бомбили своих, savi bombardavo savus. Tai man įdomu, kaip dabar patys Rusija apie tai kalba, nes dabar gaunasi, kad Rusija bombarduoja savo gyvenvietes, prisidengdami tuo, kad ten yra Ukrainos kariai. Netgi jeigu Ukrainos kariai toje gyvenvietėje yra, tai į tą gyvenvietę turėtų ateiti Rusijos šturmo grupės ir stengdamėsi minimaliai pakenkti civiliniai ir gyventojų infrastruktūrai išvyti ukrainiečius. Bet šitie Rusijos veiksmai rodo, kad Rusijos kariuomenė negabi vykdyti mūšio mieste operacijų. Arba preciziškų operacijų, sakykime, kvalifikuotai. Tai dar vienas įrodymas, kad Rusijos kariuomenė neturi profesionalių šturmo grupių ir savo kaimus labai sėkmingai sugriaus savo teritoriją. Ir paskui galės teisintis ir spėjau, kas sekate žinias arba karą Ukrainoje iš arčiau, esate matę įvairiose socialiniuose tinkluose tų pačių Sudžos ir Kursko miestų gyventojų ir jau Maskvos gyventojų ir įvairiausių sričių to pačio Rostovas prie Dono, aišku, visų aš dabar neišvardinsiu, kur rusai pradeda keikti Putiną, Maskvą ir visus kitus negebėjimu apginti savo šalies gyventojų, teritorijų, infrastruktūros ir visą kitą. Aš nežinau, kaip kiti žmonės žiūri, pavyzdžiui, tokį video, kaip ukrainiečių dronas eilinį kartą sunaikina naftos perdirbimo gamyklą. Mes parašom komentarą, o kažkas vėl neatsargiai parūkė, gamykla užsidegė, sudegė ir visą kitą. Tai jeigu pasigilinti į tą faktą, tai aš pasakysiu, kad tokiu atveju ne tik tai gamykla sudegė, bet ir šimtai, o jeigu tiksliau, dešimtys ar net šimtai tūkstančių rusų per visas infrastruktūros sunaikinimus netenka darbų ir tampa našta savo ir taip, aš pasakysiu, ubagiškai valstybei, nepabijosiu šito žodžio, taip sakydamas aš remiuosi faktais, kuriuos matau. Ir kai aš matau, kad ukrainiečiai tikrindami teritorijas Sudžos, arba tiksliau Kursko gyvenvietėse, kai nufilmuoja, kad virtuvėje prie valgomo stalo stovi unitazas, tai keliai nepravažiuojami vasaros metu, tai aš manau, kad turiu pilną teisę tą valstybę taip ir vadinti. Mes savo kelius keikiam Lietuvoje, lyginam ją su lenkiškais, visą kitą, bet tai, kas vyksta tenai, tai yra nonsensas. O jiems vis reikia Ukrainos žemę. Gerai, nukrypau nuo temos. Tai va, pirma vyšnė ant torto, baigiant šitą apžvalgą, buvo ta, kad Rusija labai sėkmingai bombarduoja savo kaimus ir gyvenvietės Rusijos teritoriją. Antra, Rusija Putinas spaudos konferencijoje paminėjo tokį dalyką, kuris yra svarbus mums, turiu omeny Lietuvai. Ką jis to norėjo pasakyti, dar reikia pagalvoti, bet skamba labai rusiškai ir kažkiek grasinančiai. O Putino pasakymas buvo toks, cituoju, Rusų judėjimas tarp Rusijos ir Kaliningrado srities turi vykti laisvai ir neribojamas.
darau prielaidą, kad jis čia norėjo pasakyti mums, kad jeigu mes rusams trukdysim važinėti per Lietuvą iš pavadinkim taip, iš pagrindinės Rusijos dalies į Kaliningradą, mes susilauksim kažkokių tai sankcijų. Kita vertus, tai kad Putinas ir visi kiti ten grasina tiek Londoną atominiais smūgiais nušluoti ir visą kitą, tai nieko naujo. Bet toks pasakymas buvo, man būtų labai įdomu, kodėl jisai susirūpino, vadinasi, kažkur kažkas vyksta, arba tiksliau tas rusų judėjimas tarp Rusijos ir Kaliningrado srities vyksta nesklandžiai, o gali būti, kad tai tiesiog susiję, priminsiu, kad šiuo metu beveik visose ES šalyse, o gal jau ir visose, bet Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje tai tikrai, rusai negali važiuoti su rusiškais numeriais į mūsų teritorijas, o krovininiai vilkikai, taip vadinamos fūros, turi veikti šitą atkarpą per nustatytą laikotarpį. Dabar neatsimenu tiksliai, ar per 12 valandų, ar per 24 valandas. Ir baigiant apžvalgą, paskutinė vyšnia ant torto. Rusijos Dūma priėmė įstatymą sakantį, kad Rusijos kariai padarė kriminalinius nusikaltimus Ukrainos teritorijoje, Rusijoje persekiojami nebus. Skamba pakankamai paprastai, nieko ypatingų ir visa kita. Ar kažkas, jeigu kažkas šitame karo kontekste yra girdėjęs terminą nunulinti, tai ir žino, kas tai yra, tai tiesiog priminsiu, o tiem, kas nežinojo, paaiškinsiu. Terminas nunulinti Rusijos kariuomenę reiškia, kai Rusijos kariuomenės karys nušauna Rusijos kariuomenės karį, nevykdžiusi įsakymų, pavyzdžiui, atsisakiusio eiti į mūšį, atsisakiusio padaryti kažkokį tai darbą, veiksmą ir visą kitą. Dabar gaunasi, kad Rusijos įstatymai leidžia rusų kariui nušauti Rusijos karį Ukrainos teritoriją ir jis bus nebaudžiamas. O taip. Aš jau nekalbu apie rusų karių, kaip jie vagia užimtose teritorijose iš žmonių namų ar įmonių užgrobtą turtą veža į Rusijos teritoriją. Aš turiu omeny, nekalbu apie vagystes, nekalbu apie Ukrainos tautos žmonių, vaikų, moterų žudymus, prievartavimus, bet šiuo įstatymu jie įteisina nunulinimą. Vadinasi, Rusijos karys gali nušauti Rusijos karį, nesvarbu, ar karys savo vadą, ar vadas savo karį, ir Rusija jis už tai nebus baudžiamas. Šaunuoliai rusai, o čia tai kariuomenė 21 amžiaus. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjote, komentuokite ir darysim savaitinės apžvalgas ir toliau. Jeigu turite kažkokių klausimų, kaip sakant, tikiu, kad galbūt kažkas iš žiūrėtojų klausytojų norėjo išgirsti konkrečiai apie kažkokią teritoriją. Pavyzdžiui, apie kurią aš nekalbėjau. Nekalbėjau apie Kerčės tiltą, apie Krymą, apie atominės elektrinės, tiek Zaporižės, tiek Kursko, kaip ten reikalai vyksta. Apie giluminius smūgius, pavyzdžiui, vien Maskvoje jų buvo labai daug. Tai daug ko nepaminėjau, bet jeigu kalbėtumėm apie visą frontą išilgai, tai užimtų labai ilgai. Tai jeigu yra pageidavimas ir aš pats pagalvosiu, gal apžvalgas verta daryti trumpesnės, bet, pavyzdžiui, kas antrą dieną ar 2 kartus per savaitę, o galbūt daryti vadinamą politinių naujienų apžvalgą, tai prasme, kas vyksta su Rusija, Rusijos Ukrainos karo kontekste ir pasaulyje, politinis lygmenys, o karinis atskirai. Tai rašykite ir pagalvosime. Man svarbiausia, kad visa tai būtų jums aktualu, įdomu, o aš pasistengsiu būti kuo tikslesnis ir pateikti informaciją tikrą, nemelagieną
tą, kuri yra aktuali. Ačiū Jums, remkite, tapkite mūsų Patreonais, sekite mus, stebėkite. Beje, yra YouTube kanalas, kuris vadinasi, kartais žmonės sako, mes nematom jūsų visų įrašų, tai YouTube kanalas yra Mission Snake Island, tai tenai yra ir daugiau įrašų. Ačiū, geros dienos ir gražios savaitės, ateinančios savaitėms jums visiems, iki kitų susitikimų. Насколько возможно противостояние блоку НАТО? Как мне представляется, любое противостояние с блоком НАТО возможно только с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется основной закон войны. Основной закон войны, он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас на порядок по некоторым показателям, а то и на 2, и на то 3, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенциональными средствами поражения, для нас совершенно бесперспективно. Sarmata, tai lietuviškas žodis, kuris reiškia gėdą. Tuo pačiu pavadinimu vadinasi Rusijos termobranduolinė raketa RS-28. NATO kodifikacija jį vadinama SSX-2930. Taigi iš pradžių pradėsiu gal nuo to, kad jau kas seka situaciją, kas seka naujienas, jau matė įrašus ir ukrainiečių, ir rusų, ir anglų kalbomis, tačiau yra žmonių, kurie tų kalbų nežino, o galbūt tiesiog nori išgirsti mano apžvalgą. Tai ačiū Jums, kad stebite ir klausote mano įrašus ir video. Tai važiuojam toliau. Taigi pačios raketos masė yra 208 tonos, tai yra labai daug. Jos ilgis yra 35 metrai, tai palyginimui, kad įsivaizduotumėt maždaug jos aukštį vietovėje arba paprastame gyvenime, tai būtų 10 aukštų pastatas, nes kiekvienas pastato aukštas yra 3 metrai. Ką ši raketa gali, tai yra tarpkontinentinė raketa, kurios nuotolis, kaip teigia patys, arba, sakykime, Rusijos gynybos ministerija, yra nuo 18 iki 35 tūkstančių kilometrų, sakykime, skrydžio radiusas, nuo to priklauso ir jos modelis, o užtaisas yra 16 vienetų termobranduolinių užtaisų, kurie pakilus raketai tam tikrą aukštį atsidaro kaip kasetinė bomba ir iš ten atskirai iki 16 termobranduolinių galvučių gali lėkti savo kryptimis, pavadinkim taip. Taigi, kas atsitiko, tai apie ką šitas įrašas ir kodėl jis yra. Tai Paleckio kosmodrome Archangelsko srityje šio mėnesio, tai yra 2024 metų rugsėjo 20 dieną vyko Rusijos branduoliniai bandymai, būtent šitos raketos, kurie ją kartais vadina Satana 2. Ir pati raketa sprogo šachtoje, net nepakilus. Įvairūs šaltiniai teigia įvairiai, bet pačio fakto atsitikimas, sakykime taip, sprogimas šachtoje po žeme rodo, kad tiesiog neįvyko arba nepasisekė ar tai kuro užpilimas prieš paleidimą, arba kitaip sakant, nepavyko kažkokios kitos startinės procedūros. Ir raketai sprogus po žeme
įvyko, čia pasakysiu profesionaliais sprogdintojų terminais, didelis kamufletas. Kamufletas tai yra, kai tam tikras užtaisas, sakykime, bet kokio dydžio užtaisas, sprogsta tam tikrame gylyje ir atsiranda krateris. Tai sprogimas neišeina į viršų, o tiesiog po žemę pati žemė susipurena ir lieka toks didelis krateris. Dydis, aišku, priklauso to sprogmens kiekio ir žemė tiesiog įsmunka vidun. Šita informacija mums aktuali, nes prasidėjus Rusijos Ukrainos karui, mes girdėjome įvairiuose socialiniuose tinkluose ne tik aukštų Rusijos politinių vadovų, to pačio Vladimiro Putino, Solovjovo, Lavrovo, Medvedevo, įvairiuose laidose įvairiausius grasinimus panaudoti branduolinį ginklą. Ir Rusija branduolinis ginklas, arba sakykime pati visa Rusijos tauta ir Vladimiras Putinas įsivaizduoja, kad tai yra jų būtent tas vadinamas vyno tūzas rankovėje, kurį jie gali ištraukti, grasinti visai Europai, pasauliui, bet kuriai šaliai. Nes puikiai suprantam, kad Rusijos kariuomenė konvencinėmis ginkluotės priemonėmis NATO gynybos blokui jokiais būdais negalėtų pasipriešinti. Ir tada jie visą laiką sako, mes išsitrauksim savo atominius ginklus. Ir tada jums visiems bus šakės. Tai va, iš Rusijos šito grasinimo gavosi pirstelimas vandenyje ir burbuliukai, smirdantis burbuliukai paviršyje iš viso šito. Ir šitas nesėkmingas raketos SSX 28, 29 arba 30 modelio bandymas, kuris turėjo pakeisti senąjį Rusijos branduolinį arba pasenusį Rusijos branduolinį arsenalą RC-18, nesigavo ir dabar visas pasaulis iš to, aišku, juokiasi. Tai va, tiek iš Rusijos branduolinės grėsmės ir teliko. Verta paminėti šitoje situacijoje, kad tai yra ketvirtas nesėkmingas to tipo termobranduolinės raketos bandymas. Visi keturi buvo nesėkmingi. Teigiama, kad kažkada, tai 2022 metais, kažkurį tai mėnesį, vienas iš bandymų buvo sėkmingas. Tai net jeigu skaičiuotumėm taip, kad iš 5 bandymų tik tai vienas buvo sėkmingas, tai sėkmės formulėje 20% tikslumas arba patikimumas, tai tiesiog reiškia, kad šitie Rusijos branduoliniai ginklai arba, sakykime, šitas branduolinis arsenalas koviniam naudojimui netinkamas. Dabar pabūsiu truputį ironiškas, o galbūt buvę visai gerai, jeigu tas sarmatas arba ta branduolinė raketa būtų vis dėlto iš šachtos išlindusi, pakilusi ir va tada sugedusi ir nukritusi kažkur Sankt Peterburge arba kažkur Rusijos teritorijoje. Va tada būtų jau tas 100% sėkmės variantas ir pažiūrėtumėm, kokia būtų tada pačios Rusijos tautos reakcija į jos centrinę valdžią, nes kiekvienas šūdinas rusas, nusmurgėlis prasigėręs, iš tikro didžiuojasi Rusijos branduolinio arsenalo. Prieš kelias dienas baigėsi visi pasididžiavimai ir dabar mes matom realią situaciją. Toliau verta paminėti, kad iš tikrųjų aš jau ne kartą ir ne tik šiais metais, o jau prieš kelis metus kalbėjau, kad iš Rusijos branduolinių grasinimų iš tikrųjų nieko nėra, tiesiog šnipštas. Kodėl? Žinant Rusijos, sakykime taip, gynybos pramonės visą sistemą, tai ten seniai viskas pavogta iš tokio branduolinių ginklų projektų, kur ten buvo kišami į kairę į dešinę mėtomi, vagiami milijardai ir jau ne rublių, o dolerių. Iš tikrųjų, vogė, kas norėjo, netingėjo ir kaip galėjo. Tai čia
ne tik tai, kad pelytė atėjo ir laiduką pergraužė, bet mes žinom, kad Rusija iš tikrųjų pasigaminti nieko negali. Taip pat kaip Žiguliai kopijuoti nuo Fiato, Moskvičius nuo Fordo, Volga neatsimenu nuo ko, nuo Chryslerio ar Chevroleto. Taip ir Kalašnikovas yra ne rusų pagamintas, o iš tikrųjų vogta versija vokiško šturmo karabino, kurio brėžinius ir viską jie pasivogė, tiesiog užėmė Berlyną. Kaip ir daug kitų technologijų. Taigi, grubiai tariant, jie pastoviai giriasi, nieko naujo nepasakysiu, kad jie pastoviai giriasi, kad kažką moka padaryti ir kad čia dar verta paminėti tą analogą net, tai arba lietuviškai būtų analogų nėra, tai ką mes pagaminam, tai čia jau nėra analogų pasaulyje. Tai aišku, nes tokio šūdo jie ne viena valstybė negamins ir net į galvą nešautų tokią mintis daryti. Todėl viskas pas juos be analogų pasaulyje. Taip. Dabar kaip ta informacija iš kur išėjo, kiek jinai patikima ir taip toliau panašiai, tai čia turbūt bus įdomu dar žmonėms sužinoti, nes apie tai yra mažai informacijos, kad iš tikrųjų Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė turi tokius lėktuvus kaip Boeing RC-135S, kurie Cobra, kurie dar vadinami Cobra Bow. Tai būtent šių lėktuvų, tai yra žvalgybiniai didelio nuotolio lėktuvai, kurių bazė yra Nebraskoje ir jų darbas būtent ir yra stebėti ar stebėti Rusijos branduolinio arsenalo judėjimą, bandymus ir taip toliau. Taigi, aišku, kils klausimas natūralus, iš kur amerikiečių žvalgyba, kaip čia dabar galėjo sužinoti, kaip čia tas lėktuvas atskrido į Aliaską stebėti būtent šių branduolinių bandymų Archangelsko srityje, Pletetskio kosmodrome, taip jie vadina kosmodromas. Ogi labai paprastai, iš tikrųjų, Rusija privalo informuoti Jungtinės Amerikos valstijas apie kiekvieną branduolinių ginklų bandymą, kad tai nebūtų traktuota kaip branduolinė ataka arba branduolinis puolimas. Taigi Rusija pati informavo amerikiečius, amerikiečių žvalgybinis lėktuvas iš Nebraskos atskrido į Aliaską stebėti šitų bandymų, tačiau aplinkui neskraidė ir tiesiog grįžo į savo bazę. Po sunaikinimo tunelio tuo pat metu visas vaizdas, nuotraukos, kurias galima matyti kraterį, jos yra padarytos iš 2 palydovų, dabar jų pavadinimų, sakykime taip, kodinių numerių nežinau, bet jeigu bus įdomu, parašykite, įmesiu. Tai buvo surinkta visa informacija, o gedimo priežastis neaiški, bet ir neįdomi, jinai pati 4 iš eilės nesėkmingi bandymai rodo, kad Rusija tiesiog branduolinėje srityje yra atsilikėlė ir tik tai daug giriasi, kaip visada, ir labai daug pučia propagandos, kokia jinai yra galinga, iš tikrųjų tai yra šūdas ir niekas, šnipštas. Tai ačiū Jums, kad klausėte ir sėkmės, geros dienos, iki kitų kartų.